12 skyrius. Džiaugsmas viešpatyje. Dievo vaikai yra pašaukti būti Kristaus atstovais, rodant viešpaties gerumą ir gailestingumą. Kaip Jėzus mums apreiškė tikrąjį tėvo charakterį, taip mes turime parodyti Kristų pasauliui, kuris nepažįsta jo švelnios, užjaučiančios meilės. Kaip tu mane siuntei į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Aš juose ir tu manyje, kad pasaulis žinotų, jog mane siuntei. Jono 17 skyrius 18-23 eilutės. Apaštalas Paulius sako Jėzaus mokiniams: jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Antras laiškas Korintiečiams, 3 skyrius, 3-2 eilutės. Per kiekvieną savo vaiką Jėzus siunčia žinią pasauliui. Jei esate Kristaus sekėjas, jis siunčia per jūs laišką šeimai, kaimui, gatvei, kurioje gyvenate. Jėzus apsigyvenęs jumyse nori kalbėti su širdimi tų, kurie su juo nėra susipažinę. Galbūt jie neskaito Biblijos arba negirdi balso, kuris jiems kalba jos puslapiuose. Jie nepastebi Dievo meilės jo darbuose, bet jei esate tikras Jėzaus atstovas, gali būti, kad per jūs jie bus paskatinti suprasti jo gerumą ir norės jį mylėti ir jam tarnauti. Krikščionys yra pašaukti būti šviesos nešėjais kelyje į dangų. Jie turi atspindėti pasauliui šviesą, sklindančią iš Kristaus. Jų gyvenimas ir charakteris turėtų būti tokie, kad per juos kiti suprastų teisingai Kristų ir jo tarnavimą. Jei mes atstovaujame Kristui, tarnystę jam padarysime patrauklę, kokia ji yra iš tikrųjų. Krikščionys, kurių sielos paskendusios niūrumoje ir liūdesyje, burba ir skundžiasi, taip kitiems neteisingai atskleidžiamas Dievas ir krikščioniškas gyvenimas. Jie sudaro įspūdį, kad Dievui nėra malonu savo vaikus matyti laimingus ir tuo melagingai liudija prieš mūsų dangiškąjį tėvą. Šėtonas džiaugiasi, kai gali įstumti Dievo vaikus į netikėjimą ir neviltį. Jam malonu matyti, kaip mes nepasitikime Dievu, abejodami jo noru ir gale mus išgelbėti. Jam patinka, kai mes manome, jog viešpaties apvaizda pridarys mums žalos. Šėtonas deda pastangas, kad parodytų viešpatį neturintį atjautos ir gailesčio. Jis iškreipia tiesą apie Dievą. Jis užpildo vaizduotę klaidingomis idėjomis apie Dievą ir užuot gvildenę tiesą apie savo dangiškąjį tėvą, mes pernelyg dažnai susitelkime į šėtono iškraipimus ir negerbėme Dievo, nepasitikėdami juo ir murmėdami prieš jį. Šėtonas visada siekia, kad religinis gyvenimas taptų niūrus. Jis nori, kad toks gyvenimas atrodytų sudėtingas ir varginantis. Ir kai krikščionis taip įsivaizduoja religiją, jis savo netikėjimu pritarė šėtono melui. Daugelis, eidami gyvenimo keliu, mąsto apie savo klaidas, nesėkmes ir nusivylimus, o jų širdis užpildo sielvartas ir liūdesys. Gyvendama Europoje gavau laišką iš vienos sesers, kuri taip elgėsi ir buvo prislėgta. Kai perskaičiau jos laišką, sekančią naktį sapnavau, kad esu sode, o tas, kuris atrodo buvo sodo savininkas, mane vedžiojo sodo takeliais. Rinkau gėles ir mėgavausi jų kvapais, o šalia manęs ėjusi sesuo atkreipė mano dėmesį į bjaurius spyglius, trukdančius jai praeiti. Ji burbėjo ir skundėsi. Ji nėjo keliu sekdama paskui palydovą, o ėjo tarp spyglių ir erškėčių.
O, burbėjo ji, kaip gaila, kad toks gražus sodas apaugęs erškėčiais. Tada palydovas tarė, palikite erškėčius, nes jie jūs tik sužeis, skinkite rožės, lelijas ir gvazdikus. Nejaugi jūsų gyvenime nebuvo malonių akimirkų? Ar nepatyrėte įsimintinų momentų, kai jūsų širdis pulsavo iš džiaugsmo, reaguodama į Dievo dvasią? Ar pažvelgę į savo gyvenimo patirtį nerandate nuostabių puslapių? Ar Dievo pažadai nėra kaip kvapnios gėlės, augančios iš abiejų jūsų gyvenimo kelio pusių? Ar neleisite, kad jų grožis ir saldumas pripildytų jūsų širdį džiaugsmu? Erškėčiai ir spygliai jūs tik sužeis ir nuliūdins, ir jei renkate tik juos ir rodysite kitiems, vadinasi, jūs ne tik ignoruojate Dievo gerumą, bet ir trukdote aplinkiniams eiti gyvenimo keliu. Neprotinga prisiminti nemalonius gyvenimo praeities įvykius, skriaudas ir nusivylimus, kalbėti apie juos ir liūdėti, kol mus neapims neviltis. Nusivylusią sielą užpildo tamsa, kuri užkerta kelią Dievo šviesai ir meta šešėlį kitų žmonių kelyje. Būkime dėkingi Dievui už šviesius jo dovanojamus vaizdus. Apjunkime palaimintus jo meilės užtikrinimus, kad galėtume juos nuolat matyti. Dievo sūnų, palikusį savo tėvo sostą ir apvilkusį savo dieviškumą žmogiškų rūbų, kad galėtų išgelbėti žmogų nuo šėtono valdžios. Jo triumfas dėl mūsų, atveriantis žmonėms dangų, atskleidžiantis žmogui jo buveinę, kurioje Dievas atskleidžia savo šlovę. Kritusi rasė pakilo iš mirties prarajos, į kurią ją įtraukė nuodėmė, ir vėl susijungė su amžinuoju Dievu, ir išlaikiusi dieviškai išbandymą per tikėjimą mūsų atpirkėjų, apvilkta Kristaus teisumu ir pakelta iki jo sosto, ir Dievas nori, kad apie tokius dalykus mes mąstytume. Abejodami Dievo meilę ir nepasitikėdami jo pažadais, mes niekiname jį ir liūdiname jo šventąją dvasią. Kaip jaustųsi motina, jei jos vaikai nuolat ją skųstusi, lyg ji nelinkėtų jiems gero. Visą gyvenimą jis stengiasi patenkinti jų poreikius ir guosdavo juos. Įsivaizduokite, kad jie abejoja jos meilę. Tai sudaužytų jos širdį. Kaip jaustųsi kuris nors iš tėvų, jei taip jo vaikai elgtųsi su juo? Ir kaip mūsų dangiškasis tėvas gali į mus žiūrėti, jei netikime jo meilę, dėl kurios jis atidavė savo viengimį sūnų, kad galėtume gyventi? Apaštalas rašo, tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Romiečiams 8 skyrius 32 eilutė. Ir vis dėlto, kiek yra žmonių, kurie tai išreiškia jei ne žodžiais, tai darbais. Viešpats tai man nenumatė. Galbūt jis myli kitus, bet ne mane. Dėl to kenčia jūsų pačių siela, nes kiekvienas jūsų ištartas abejonių žodis prišaukia šėtono pagundimus. Tai stiprina jumise polinkį abejoti ir liūdina tarnaujančius angelus. Kai šėtonas jūs gundo, užkirskite kelią abejonių žodžiui ar tamsai. Jei nuspręsite atverti duris jo pasiūlymams, jūsų mintis užpildys nepasitikėjimas ir kritika. Jei išsakysite savo jausmus, kiekviena jūsų pareikšta abejonė ne tik sugrįž pas jus, bet tai ir yra sėkla, kuri sudygs ir atneš vaisių kitų gyvenime, kuriems galbūt neįmanoma atsiriboti nuo jūsų žodžių įtakos. Jūs gal atsispirsite pagundoms ir šėtono spąstams, bet kiti, kuriuos išmušėte iš vėžių, gali nesugebėti išsivaduoti iš abejonių.
Kaip svarbu, kad kalbėtume tik apie tuos dalykus, kurie suteikia dvasinės stiprybės ir gyvybę. Angelai stebi, kokią žinią pasauliui siunčiame apie savo dangiškąjį mokytoją. Tegul mūsų pokalbiai būna apie tą, kuris gyvena, kad užtartų mus tėvo akivaizdoje. Kai jūs tiesite draugui ranką, tegul jūsų lūpos ir širdis giria Dievą. Tai nukreips jo mintis į Jėzų. Visi patiria išbandymus, sielvartus, kuriuos sunku pakelti, pagundas, kurioms sunku atsispirti. Nepasakokite savo bėdų mirtingiesiems, bet viską atskleiskite Dievui maldoje. Tegul tai tampa taisyklė, kad niekada neištarsite nei vieno abejonės ar nusivylimo žodžio. Vilties žodžiais ir šventu džiaugsmu galite daug nuveikti, praskaidrindami kitų gyvenimą ir padrąsindami juos. Yra daug šaunių žmonių, kurie yra labai gundomi, beveik pasirengę pasiduoti kovoje su savimi ir blogio jėgomis. Neleiskite jiems nusivilti šioje sunkioje kovoje. Padrąsinkite juos viltingais žodžiais, kurie suteiks jėgų jiems eiti teisingu keliu. Taigi, iš jūsų gali sklisti Kristaus šviesa. Nė vienas iš mūsų negyvena savo ir nė vienas savo nemiršta. Romiečiams 14 skyrius 7 eilutė. Mūsų nesąmoninga įtaka gali paskatinti ir sustiprinti arba atgrasyti ir atstumti nuo Kristaus bei tiesos. Daugelis klaidingai suvokia Kristaus gyvenimą ir charakterį. Jie mano, kad jis nepatyrė šilumos ir gyvenimo džiaugsmo, bei buvo rūstus, griežtas ir nusivylęs. Daugeliu atveju religinė patirtis nuspalvinama šiomis niūriomis spalvomis. Dažnai sakoma, kad Jėzus verkdavo ir niekas nematė jo besišypsančio. Mūsų išganytojas iš tiesų buvo skausmų vyras, patyręs vargo, nes atvėrė savo širdį visiems žmonių sielvartams. Tačiau, nors gyvenime jis savęs išsižadėjo ir buvo apgaubtas skausmo bei rūpesčio, jo dvasia nebuvo sugniuždyta. Jo veide neatsispindėjo sielvartas ir nepasitenkinimas, tačiau dvelkė ramybė. Jo širdis buvo gyvenimo šaltinis, ir kur jis ėjo, jis nešė ramybę ir taiką, džiaugsmą ir pasitenkinimą. Mūsų išganytojas buvo labai rimtas ir nepaprastai nuoširdus, tačiau niekada nebuvo niūrus ar užsisklendęs. Tie, kurie siekia būti panašus į jį, gyvenime sieks rimtų tikslų. Jie jaus stiprią asmeninę atsakomybę. Lengvabūdiškumas bus nuslopintas. Nebus vietos šurmulingoms linksmybėms, grubiems pokštams, nes Jėzaus religija suteikia ramybę kaip upės tėkmė. Tai neužgesina džiaugsmo šviesos, neslopina linksmumo ir neužgožia giedro besišypsančio veido. Kristus atėjo tarnauti kitiems, o ne kad jam tarnautų. Ir kai jo meilė viešpataus širdyje, mes seksime jo pavyzdžiu. Jeigu galvosime apie nemalonius ir nesąžiningus kitų žmonių poelgius, tai suprasime, kad neįmanoma jų mylėti taip, kaip Kristus mus mylėjo. Bet jei mūsų mintys bus sutelktos į stebuklingą Kristaus meilę ir gailestį mums, ta pati dvasia bus bendraujant su kitais žmonėmis. Turėtume mylėti ir gerbti vienas kitą, nepaisant trūkumų ir netobulumų, kurių negalime nepastebėti. Reikia ugdyti nuolankumą ir pasiaukojimą ir kantrų švelnumą klystantiems. Tai išstums mus ribojantį egoizmą ir tapsime kilniaširdžiais ir dosniais. Psalmistas sako: pasitikėk Viešpačiu ir daryk gerą, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas. 37 psalmė, 3 eilutė.
pasitikėk viešpačiu. Kiekvieną dieną būna sunkumų, rūpesčių ir keblumų. Ir kai susitinkame, esame pasirengę kalbėti apie savo sunkumus ir išbandymus. Tiek daug nereikalingo įsibrauna į mūsų gyvenimą, pasiduodame baimiai, kad galima pamanyti, jog neturime gailestingo, mylinčio gelbėtojo, pasirengusio išklausyti visus mūsų prašymus ir visada suteikti pagalbą. Kai kurie visada bijo ir nerimauja. Kiekvieną dieną juos supa Dievo meilės ženklai. Kiekvieną dieną jie mėgaujasi jo apvaizdos dovanomis. Tačiau jie nemato šių kasdienių palaiminimų. Jie nuolat mąsto apie nemalonius dalykus, dėl kurių jie nerimauja, kad gali įvykti, arba dėl esančių sunkumų, nors ir nedidelių, jie nebemato daug ko, už ką reikėtų dėkoti. Sunkumai, su kuriais jie susiduria, užuot vedę juos pas Dievą, vienintelį pagalbos šaltinį, juos atskiria nuo jo, nes dėl jų atsiranda nerimas ir sumaištis. Ar mes turime rodyti tokį netikėjimą? Kodėl turėtume būti nedėkingi ir nepasitikėti? Jėzus yra mūsų draugas. Visas dangus mums linki gėrio. Neturėtume leisti, kad kasdienio gyvenimo sunkumai ir rūpesčiai jaudintų ir liūdintų. Jei taip elgsimės, tai visada kas nors kels nerimą ir erzins. Neturėtume nerimauti, nes tai išsekina mūsų jėgas, bei nepadeda mums atlaikyti išbandymų. Galbūt jums iškyla sunkumų darbe, jūsų ateitis atrodo vis niūresnė ir niūresnė, ir jums gali grėsti nuostoliai. Bet nenusiminkite, atiduokite rūpesčius Dievui ir būkite ramūs bei linksmi. Prašykite, kad galėtumėte tvarkyti reikalus išmintingai ir taip išvengsite nuostolių ir nelaimių. Darykite viską, ką galite, kad pasiektumėte palankių rezultatų. Jėzus pažadėjo savo pagalbą, tačiau ir patys turime stengtis. Kai pasikliovę mūsų padėjėju, jūs padarėte viską, ką galite, su džiaugsmu priimkite rezultatus. Tai nėra Dievo valia, kad rūpesčiai slėgtų jo tautą. Bet mūsų viešpats mūsų neapgauna. Jis mums nesako, nebijokite, jūsų kelyje nėra pavojų. Jis žino, kad yra išbandymų ir pavojų, ir su mumis elgiasi sąžiningai. Jis nesiūlo išvesti savo žmonių iš nuodėmės ir blogio pasaulio, tačiau nurodo jiems saugią priebėgą. Jis taip meldėsi už savo mokinius. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jono 17 skyrius 15 eilutė. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Jono 16 skyrius 33 eilutė. Kalno pamoksle Kristus mokiniams perteikė brangias pamokas apie pasitikėjimo Dievu būtinybę. Šios pamokos buvo skirtos įkvėpti Dievo vaikus visais amžiais ir šiandien jos yra kupinos pamokymų ir paguodos. Išganytojas parodė savo pasekėjams dangiškus paukščius, kaip jie šlovindami gieda, neapsunkinti minčių apie rūpesčius, nes jie nei sėja, nei pjauna. Ir vis dėlto didis tėvas aprūpina juos. Išganytojas klausia, argi jūs nedaug vertesni už juos? Mato 6 skyrius 26 eilutė. Didis žmonių ir žvėrių gyvūnų maitintojas ištiesia ranką ir suteikia viską, kas reikalinga jo kūrinijai. Dangaus paukščiai nelieka nepastebėti. Jis neįdeda maisto į jų snapus, tačiau pasirūpina jų poreikiais. Jie turi surinkti grūdus, kuriuos jis jiems išbarstė.
Jie turi susukti savo mažus lizdus. Jie turi maitinti savo jauniklius. Jie dirbdami gieda, nes jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Ir ar jūs nedaug vertesni už juos? Ar jūs tokie protingi, dvasingi tikintieji, nesate vertesni už dangaus paukščius? Argi mūsų kūrėjas, mūsų gyvenimo saugotojas, tas, kuris sukūrė mus pagal savo dieviškąjį paveikslą, nesuteiks to, kas būtina, jei tik pasitikėsime juo? Kristus parodė savo mokiniams gausybę lauko gėlių, švytinčių kuklių grožių, kurį jiems suteikė dangiškasis tėvas, taip išreikšdamas meilę žmogui. Jis pasakė: pažiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Mato 6 skyrius, 28 eilutė. Šių natūralių gėlių grožis ir paprastumas gerokai lenkia Saliamono spindesį. Puošniausias drabužis, kurį sukūrė žmogaus meistriškumas, negali prilygti Dievo sukurtų gėlių natūraliam žavumui ir spinduliuojančiam grožiui. Jėzus klausia: jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Mato 6 skyrius, 30 eilutė. Jei Dievas dieviškasis menininkas nuspalvina subtiliomis ir įvairiomis spalvomis paprastas gėles, kurios nuvysta per dieną, kiek jis labiau rūpinasi tais, kurie yra sukurti pagal jo atvaizdą. Ši Kristaus pamoka yra priekaištas nerimą keliančioms mintims, sumaiščiai ir abejonėms mažatikių širdyse. Viešpats nori, kad visi jo sūnūs ir dukterys būtų laimingi, ramūs ir paklusnūs. Jėzus sako: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi. Jono 14 skyrius, 27 eilutė. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Jono 15 skyrius, 11 eilutė. Laimė, kurios siekiama iš savanaudiškų paskatų, nejaučiant pareigos, yra nepastovi ir greitai praeinanti. Tada sielą užpildo vienatvė ir liūdesys, tačiau tarnavimas Dievui sukuria džiaugsmą ir pasitenkinimą. Krikščionis nepaliktas eiti nežinomais keliais. Jis nepaliktas bergždžioms nuoskaudoms ir nusivylimams. Jei šis žemiškas gyvenimas neteikia malonumo, vis tiek galime būti džiaugsmingi, laukdami būsimojo gyvenimo. Net ir čia krikščionis gali patirti bendravimo su Kristumi džiaugsmą. Jie gali jausti jo meilės šviesą, amžiną jo buvimo paguodą. Su kiekvienu gyvenimo žingsniu galime priartėti prie Jėzaus, giliau pažinti jo meilę ir priartėti prie palaimintų ramybės namų. Tada nepraraskime vilties, bet turėkime tokį tvirtumą, gilesnį nei bet kada anksčiau. Iki šiol mums Viešpats padėjo ir jis padės mums iki pabaigos. Pažvelkime į istoriją, primenančią mums apie tai, ką Viešpats padarė, norėdamas mus paguosti ir išgelbėti nuo naikintojo rankos. Saugokime savo atmintyje visą švelnų gailestį, kurį mums parodė Dievas, ašaras, kurias jis nušluostė, skausmus, kuriuos jis numalšino, nuogastavimus, kuriuos pašalino, baimes, kurias išsklaidė, norus, kuriuos išpildė ir palaiminimus, kuriuos išliejo. Tai paruoš mus einant likusiu gyvenimo keliu. Negalime negalvoti apie naujus sunkumus būsimame konflikte.
Bet taip pat galime žvelgti į praeitį lyg į ateitį ir sakyti, iki šiol Viešpats mums padėjo. Būk saugus visas savo dienas. Pakartoto įstatymo 23 skyrius 35 eilutė. Išbandymai neviršys jėgų, kurios mums duotos juos atlaikyti. Tad imkimės mūsų skirto darbo, kur tik jo randame, tikėdami, kad bus suteikta jėgų proporcingai atremti išbandymus. Netrukus ir dangaus vartai, pro kuriuos įeis Dievo vaikai, bus atverti. Iš šlovės karaliaus lūpų sklis palaiminimai lyg gražiausia muzika. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Mato 25 skyrius, 34 eilutė. Tada atpirktieji bus sutikti namuose, kuriuos jiems ruošia Jėzus. Ten jie nebus apsupti žemės niekšų, melagių, stabmeldžių, nedorėlių ir netikinčiųjų, bet jie bendraus su tais, kurie nugalėjo šėtoną ir dieviškąją malonę suformavo tobulą charakterį. Kristaus kraujas nuplovė visus nuodėmingus polinkius, netobulumus, kurie jiems čia sukelia skausmą, ir juos apgaubs jo šlovės spindesys, prieš kurį nublanksta saulės ryškumas. Jo charakterio grožis ir tobulumas spindės per juos, gerokai viršydamas išorinį spindesį. Jie be kaltės stovės prieš didįjį baltą sostą, dalindamiesi angelų didingumu ir garbe. Turint omenyje didingą paveldėjimą, kuris gali priklausyti jam, kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę. Mato 16 skyrius, 26 eilutė. Greičiausiai jis, vargšas, tačiau gali turėti turtų ir vertybių, kurių pasaulis niekada negalėtų suteikti. Siela išpirkta ir apvalyta nuo nuodėmės, pilnai pasišventusi tarnauti Dievui, yra neįkainojama vertybė. Dangus džiaugiasi Dievo ir šventųjų angelų akivaizdoje, net dėl vienos išpirktos sielos, giedant švento triumfo giesmes. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Filipiečiams 4 skyrius 7 eilutė.